Kovo 27-oji Tarptautinė teatro diena. Šią progą, diena prieš kovo 26-ąją, Prienuose vyko mėgėjų teatro šventė, rytoj Tarptautinė teatro diena. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro salėje vaidino prieniečiai bei svečiai iš Jiezno, Naujosios Ūtos. Prienų mėgėjų teatro studija pristatė spektaklį pagal Tenesio Viljamso dramą Geismų tramvajus. Kazio Sajos pjesę Kepurė dega vaidino jiezniečiai, o Naujosios Ūtos aktoriai žiūrovams, kurių beje susirinko ne ypač gausiai, dovanojo Kazio Binkio pjesę Tamošius be kepurės. Plačiau apie teatro šventę Prienuose papasakojo organizatorius Virgilijus Kedys. Kas vyksta šiandien kultūros ir laisvalaikio centre? Šiandieną vyksta teatro šventė, kuri vadinasi Rytoj tikroji teatro šventė. Kovo 27 dieną. Jos yra jubiliejus ir minima. Dėl to mes parinkom šią dieną šeštadienį, kad galėtume vieni į kitus pažiūrėti, pasidžiaugti, nes pasikvietėme ir kitus teatrus iš mūsų rajono. Kelintą kartą vyksta šis festivalis? Mūsų rajone aš negalėčiau pasakyti, bet jis turbūt yra nenutrūkstamas ir daug metų. Kultūros centrui 21 metai ir ankstesnėjame pastate tie dalykai vyko, buvo minima teatro diena. Kokie kolektyvai dalyvauja? Šiandien dalyvauna Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų teatras, teatralai iš Jiezno ir iš Naujosios Ūtos. Kokį vaidinimą paruošė Prienai šį kartą? Prienai šį kartą sutrumpino ir gal ir paplitė pjesę pagal Geismų tramvajų. Ar manote, teatras įdomus žmonėms šią dieną, šiais laikais? Jeigu teatras yra išradingas, jis tikrai yra įdomus. O kodėl paprastam žmogui pasakykit, kodėl jis turėtų šiandien ateiti į šią šventę? Aš nemanau, kad kodėl. Jeigu jam svarbu, tai jis ir ateis. Ko palinkėtumėt visiems aktoriams? Visiems aktoriams ir vaidintojams palinkėčiau, kad jeigu jiems šita vieta yra šventa ir be jos negali gyventi, lai ateina. Durys yra neužvertos. Ką šiandien darysite šioje šventėje? Pirmiausia, tai pasidžiaugsim teatro dieną visi ir tikriausiai vieni kitais atvykusiais į šitą šventę ir dar pabandysim pavaidinti šiek tiek. Iš kokio miesto atvykote? Mes iš mažo Jiezno miestelio, bet turinčio labai gražias teatro tradicijas. Kokį spektaklį paruošėte? Kazio Sajos Kepurė dega. Kuo įdomus šis spektaklis? Man asmeniškai įdomus tuo, kad tenka garbė pavaidinti prie ilgamečių mūsų artistų, kūrusių teatro tradicijas Jiezne. Tai galbūt tuo įdomus, o šiaip ne pirmą kartą scenoje, tai tiesiog įdomu pažiūrėti kitus bus. Kas jums yra teatras? Teatras yra didžiulė sielos šventė, ką daugiau galima pasakyti. Matau, kad jau ruošitės vaidinimui, ar jaudinatės? Ką žinau, truputį, aišku, visą laiką yra jaudulys, bet šiaip tai normaliai, jau ne pirmą kartą vaidinam šitą vaidinimą. Kokį spektaklį paruošėte? Tamošių be kepurį, kaip sakai. Kuo įdomus šis spektaklis? Jis toksai linksmas labai. Šiaip visiems labai patinka, kad ta senovė jau jį primiršta ir įdomu labai pamatyti iš arčiau tą visą vaizdą. Kas jums yra teatras? Ką žinau, pomėgis, malonumas, šiuo atveju, kaip pati vaidinu. Ar atvažiavote tik pavaidinti, ar įdomu bus pažiūrėti ir kitus Tai spektaklius? būtinai, aišku. O kodėl manot susirinko tiek mažai žmonių? Aš nemačiau kiek, bet ką žinau, tai matyt, gal reikėtų paskatinti artimus žmonės, tada gal daugiau surinkti. Ar pati lankotės tokiuose renginiuose, kai nevaidinat? Kiek galiu, tai stengiuosi dalyvauti ir žiūrėti. Ačiū.